Pradėkime mūsų meditaciją visišku atvirumu, nusiteikdami taip, lyg vaikas, lyg būtume kūdikis, kuris niekada nėra meditavęs ir nieko apie meditaciją nėra girdėjęs, nėra girdėjusi. Priimkime tai kaip eksperimentą, kaip bandymą, su susidomėjimu ir tyru troškimu pažinti savo patirtimi šias dvasinės tiesas, pažinti save. Juk ko iš tikrųjų reikia, tai yra paprastumas ir grynas nuoširdumas. Per didelis žinojimas, žinių gausa, įvairios išmoktos teorijos, net ir dvasinėmis temomis, mums gali tapti kliūtimi, mus sulaikančia nuo visiško paleidimo. Dievas nori, kad paleistume viską, juk išties niekas niekuomet mums ir nepriklausė. Dievo yra šis pasaulis ir į Dievą visa sugrįžta. Tad kelias į Dievo artumą veda per visišką pasidavimą, per visa ko paleidimą. Paleidimą to, kas esame, to, ką žinome, ką išmokome. Paleidimą to, kuo manome esantys. Per paleidimą visos kontrolės ir viso siekio. Kuomet pasiduodame pilnai, visa savaime susideda į savo vietas ir visata mumis pasirūpina. Reikia didžio nuoširdumo išdrįsti žengti šį žingsnį, kad galėtume taip tobulai pasiduoti. Tačiau jei universali tiesa yra tai, ką norime pažinti, norime pažinti save ir visos kūrinijos tikrąją prigimtį, gyventi tikroje harmonijoje, mums yra reikalinga žengti šį žingsnį ir paleisti viską. Tad paleiskime visas savo idėjas ir nerimą, mintis, visus lūkesčius, taip pat ir troškimą kažko pasiekti ar įgyti, kažką pažinti. Paleiskime viską pilnai. Jeigu mūsų protas ar jausmai yra neramus, paleiskime ir tą norą tai pakeisti. Tik pastebėkime savo vidinę būseną, nei bandydami ką nors pasiekti, nei ko nors išvengti. Tik pastebėkime. Kelis kartus giliai įkvėpkime, su kiekvienu iškvėpimu paleisdami visą stresą ir įtampą. Tik atsiverkime šiam paprastumui. Mums nereikia nieko išspręsti, nieko suprasti, nieko išanalizuoti. Pasitikėkime procesu. Paleiskime visą į Dievo rankas ir likime tušti, visiškame paprastume. Atkreipkime dėmesį į savo fizinį kūną, kur jame yra užsilikusi kažkokia įtampa. Ir pamažu tai paleiskime. Būkime dėmesingi. Dėmesingu paprastumu peržvelkime savo kūno dalis, atpalaiduokime savo pėdas,
ir blauzdas, šlaunis, paleisdami visą įtampą. Atpalaiduokime savo sėdmenis ir liemenį, pilvo sritį, leisdami visą įtampai išgaruoti. Atkreipkime dėmesį į savo nugarą, paleiskime visą užsilikusią įtampą, pilnai atpalaiduodami. Atpalaiduokime krūtinę, pečius ir abi rankas iki plaštakų ir pirštų, pilnai paleisdami visą įtampą. Atpalaiduokime savo kaklą, sprandą, žandikaulį ir visą veidą, žandus, kaktą, akis, iki pat viršugalvio. Dabar trumpai peržvelkime visą savo kūną, pastebėdami, ar dar liko jame kokios užsilikusios įtampos, ir tai paleiskime. Jeigu jaučiame kokį nemalonumą, sunkumą, net ir pilnai atpalaidavus visą kūną ir sėdint geroje pozicijoje, nekovokime su tuo. Leiskime tam nemalonumui būti. Tik pastebėkime. Nebandydami nieko nei pakeisti, nei manipuliuoti, leiskime viskam būti taip, kaip yra, pasitikėdami procesu. Tik giliau atsipalaiduokime į budrų paprastumą. Dabar užduosime savo klausimą, kas esu? Kas esu tikroji aš, tikrasis aš? Atsakymas į šį klausimą negali būti atsakytas intelektu, paprastu protu. Turime tai pažinti savo patirtimi. Paklauskime savęs, ar aš esu šis kūnas? Ir pastebėkime tokį dalyką, kad šis kūnas ir begalybės pojūčių, kuriuos jis patiria, ateina ir praeina. Šiandien kūnas jaučia vienokį sunkumą ar lengvumą. Rytoj jis jaučiasi visai kitaip. Tačiau kas yra toji regėtoja, toji dalis mumyse, kuri šį skirtumą regi? Ar ji yra paveikta kūno sunkumo ar lengvumo, jos skausmo? Šis kūnas buvo vaikas. Jis jautėsi lengvai, buvo lankstus, vėliau subrendo, užaugo ir pasikeitė. Dar vėliau šis kūnas pasensta. Tačiau kas yra toji regėtoja, kuri regi šį skirtumą? Regi visas akimirkas, kuomet šiam kūnui skauda, kuomet susižalojame, ar kuomet jisai yra nepaprastai ramus ir be jokio sunkumo. Ar ši regėtoja yra pakitusi dėl kūno skausmo? Ir pastebėkime, kad ši regėtoja visą pastebi, apšviečia,
pati niekuomet nepakisdama, niekuomet nepakitusi. Ji išlieka ta pati. Tad kūnas diena iš dienos kinta ir yra nepastovus, tačiau tai nėra tikroji aš, yra kažkas daugiau. Ši regėtoja yra nepaliesta kūno. Pereikime prie mūsų energijos ir paklauskime savęs, ar aš esu ši energija. Kartais jaučiamės pavargę, išsekę, kartais energingi ir pilni energijos, ar gerai pailsėję. Ir pastebėkime, kad tai niekada neišlieka ir kad ir kaip panašiai tai atrodo, kasdien mūsų energija yra šiek tiek kitokia. Vieną dieną jaučiamės vienaip, kitą kitaip, vieną savaitę kitaip, kitą savaitę vėl viskas pasikeičia. Ir tą pačią dieną per šį kūną pasireiškia įvairios energijos. Turime vienokį energijos lygį ryte, dieną ir prieš pat miegą naktį. Tačiau atidžiai atkreipkime dėmesį, kas yra toji dalis mumyse, kuri regi šį skirtumą, šią energijos kaitą. Ar ji yra paliesta, ar ji yra paveikta to? Ne, ši regėtoja išlieka nešališka. Kad ir kokią galingą jėgą savyje jaustume, kad ir kokį išsekimą, mumyse yra ši nešališkoji regėtoja, kuri lyg šviesa apšviečia ir pažįsta įvairias energijas, tačiau niekuomet yra jų nepaliesta. Ji regi nešališkai. Atkreipkime dėmesį į savo jausmus, emocijas ir paklauskime savęs, ar aš esu šios emocijos, jutimai, jausmai. Ir pastebėsime tą patį. Šie jausmai ateina ir praeina, užleisdami vietą kitiems. Ir kad ir kokie panašus jie būtų, niekuomet jie neatsikartoja, nėra tokios pat dienos, juntamės vienaip, vėliau kitaip. Visi šie jausmai yra lyg debesys plaukiantys danguje, neturintys tikro išliekančio pagrindo. Tad nesilaikykime įsitvėrę į juos, atpažinkime regėtoją, kuri nešališkai stebi visų jų kaitą, nei siekdama, nei atmesdama, priimdama juos visus besąlygiškai, visus jausmus. Taigi, ar ši regėtoja yra šių jausmų paliesta ir sujudinta? Ne. Kad ir kas pasireikštų per mūsų fizinę išraišką, didžiausios audros ar didi laimė ir džiugesys, mumyse yra toji dalis, kuri tai atpažįsta, kuri tai regi, šią gyvenimo upės tėkmę, tačiau nėra to paliesta, nėra dėl to pakitusi. Atpažinkime tai. Paklauskime savęs, ar aš esu protas, mintys,
teorijos, idėjos ir tai, ką išmokome, tai, ką atsimename. Pastebėdami tai, kad mintys ateina ir praeina ir niekada nebepasikartoja. Jos neturi tikro išliekančio pagrindo, bet yra kaip debesys plaukiantys dangaus erdvėje, susijungiantys, susiformuojantys ir ištirpstantys atgal į vaiskę erdvę. Mūsų idėjos apie tai, kas esame, požiūris, tam tikra konstrukcija apie tai, kas esame, nuolat kinta. Tačiau kas visą tai regi? Šią kaitą. Kas mumyse pastebi, kad mūsų proto dangumi plaukia mintys? Kas yra toji šviesa, kuri apšviečia ir pažįsta? Nešališkoji regėtoja, niekuomet nepakitusi. Kuomet į mus ateina mintis ar konceptas, kažkoks manymas, ne jau mes esame šis konceptas. Atpažinkime tą dalį mumyse, kuri tai regi nešališkai. Ir pažinkime, kad tai tėra konceptas, ateinantis ir ištirpstantis į amžinybę, niekuomet nebesugrįžtantis. Tad mes nesame šis protas. Nesame ir mūsų energija, nei jausmai, nei fiziniai jutimai, bet esame šviesa, kuri apšviečia visas šias dalis, pastebėdama, suprasdama ir niekuomet nepakitusi. Paklauskime savęs, ar ši regėtoja, ar ši šviesa turi kažkokias savybės, ar turi formą, ar turi asmenybę. Ir pastebėsime, kad ji yra aukščiau visų formų ir visų asmenybių. Mūsų asmenybė taip pat yra tam tikra forma, mūsų charakteris, išraiška gyvenime. Taip pat ir mūsų atmintis. Ši regėtoja yra anapus to, ji yra visa persmelkianti šviesa, tuštuma ir pilnatvė. Ji yra žmogaus gyvybės šerdis, ji yra pati gyvybė, neturinti nei vardo, nei savybių, nei jokios charakteristikos. Jei mes sakome, štai aš pažinau tai, net ir tai yra forma, ištirpstanti į nieką, šios regėtojos matoma. Jeigu jaučiame pasididžiavimą ar bet kokį kitą jausmą ir tai yra forma, ši regėtoja yra anapus to, anapus viso, ką galime patirti, ištarti, apčiuopti ar suvokti. Ji yra amžinoji aš esu. Ši aš esu ir yra pati meditacija. Kas yra meditacija ir kas yra ne meditacija? Ir kas sukuria šį skirtumą? Meditacija tai yra konceptas. Esybė ir yra meditacija.
Skaidrus gyvenimas savęs pažinime yra meditacija. Nėra dabar meditacija, o vėliau ne meditacija. Visa yra meditacija. Šis natūralaus proto atpažinimas yra tai. Kuomet pakelsime, atmerksime akis, ši mūsų praktika nesibaigs. Esybė neturi nei pradžios, nei galo, neturi jokio skirtumo. Tad pažinkime save kaip regėtoją, anapus visų charakteristikų ir savybių, anapus proto, jausmų, kūno ir kitų pojūčių, kaip garsas, tai ką matome, skonis, lytėjimas, uoslė. Atminkime, kad vidinis konfliktas ir aklumas ateina iš priešpriešos, iš norėjimo pakeisti, kontroliuoti, manipuliuoti. Viso, ko mums reikia, yra priimti, atleisti, paleisti ir atiduoti, pasiduoti. Pasiduoti į visatos, į Dievo rankas. Kad ir kas nutiktų mums gyvenime, kad ir ką patirtume, kad ir kokią situaciją sutiktume, atminkime, kas esame, anapus visų šių pojūčių ir patirčių. Budri, skaidra, apšviečianti visas mūsų egzistencijos kerteles, nešališkai. Nelygindama, neteisdama, priimdama ir apkabindama visą kūriniją savo rankomis.